Sveiki. Mes esame iš Visagino Žiburio pagrindinės mokyklos. Aš esu Beatas Kupuskaitė. Aš esu Matvejas Simonovas. Projektą su mumis dar atliko Benas Švalkus, bet jo šiandien dieną nėra. Darbo vadovė yra Loreta Kopova. O kuratorius Donatas Lukšys. Šio projekto tema yra biomedicinos inžinierija ir mes nusprendėme gaminti anglies monoksido matuoklį. Mes sužinojome, kad CO yra nematomas, bespalvės ir bekvapės pavojingos dujos. Net mažos jų koncentracijos gali paveikti žmogaus sveikatą. Mes manome, kad yra svarbu stebėti oro kokybę mokyklose, todėl mes nusprendėme gaminti būtent CO matuoklį. Tai mūsų pirminis tikslas yra sukurti veikiantį CO matuoklį ir tada, naudodamisi juo išgautais duomenims, nustatyti koreliaciją tarp dujų kiekio ir tokių veiksnių kaip patalpos vėdinimuose, žmonių kiekio ir panašiai. Mes panaudojame CO jutiklį, ekraną, Arduino mikrovaldiklį, lemputes, 3D spausdintuvą, laidus ir programinę įrangą. Darbo eiga. Darbo pradžioje mes susipažinome su anglies monoksido poveikiu žmogui, žmogaus sveikatai ir aplinkai. Sužinojome, kad CO yra tarsi tylus nematomas pavojus žmogui, kuris taip pat blogina oro kokybę. Tada mes iš pradžių sukūrėme, surinkome ir pagaliau suprogramavome schemą, kuri mums galės realių laikų rodyti CO kiekį ore. Suprogramavę schemą mes sumodeliavome 3D modelį, į kurį vėliau patalpinome visus komponentus. Taip sukurdami kompaktišką ir funkcionalų matuoklį. Baigę konstravimą, mes padarėme matavimus įvairiuose patalpose ir išanalizavome rezultatus. Čia galite matyti rezultatą ir mūsų matuoklį. Taip pat tai galite matyti į kamerą. Taip pat vaizdo įraše, kuris bus toliau, dėl tam tikrų priežasčių nesimato ekrano rodymai, dėl jų nebus. Čia galite matyti darbo rezultatus. Tai išvados. Visų pirma, mes turim dabar veikiantį CO matuoklį ir taigi pagaliau radom tas koreliacijas. Jeigu patalpą vėdinti, joje bus mažiau CO dujų, o jeigu ten ilgą laiką buvo daug žmonių, koncentracija bus didesnė. Taip pat mes įgyjome praktinių žinių apie skirtingus jutiklius, elektronikos komponentus ir išmokom geriau dirbti Arduino aplinkoje. Ir pagaliau mes patys įsitikinom, kad inžineriniai sprendimai gali labai prisidėti prie žmogaus saugumo ir sveikatos. Projekto metu mes sužinojome ne tik, kad mūsų mokykloje viskas su oro kokybė yra pakankamai gerai, bet ir įgyjome neįkainojamas patirties. Juk manome, kad ne kas antras žmogus galės pasigaminti matuoklį. Čia raudonas produktukas topšiai. Хорошо. Bet čia Хорошо. Это тоже